Labas vakaras visiems Lietuvos moterų krepšinio mylėtojams, su jumis sveikinamės iš Mykolo Romerio universiteto Vilniuje ir čia jau tuoj startuos Lietuvos moterų krepšinio lygos lyderių dvikova. Kol kas Utenos Utena šiandien lankanti Vilnių turi 8 pergalės ir 1 pralaimėjimą, lygiai tiek pat savo sąskaitoje turi surinkusi Vilniaus Kibirkštis, nepaisant to, kad ši komanda galbūt ir buvo laikoma pernelyg jauna užkopti į Lietuvos moterų krepšinio lygos viršūnę prieš sezoną, įrodinėja Kibirkštis kol kas, kad gali žaisti ir gali žaisti labai gerai. Per 9 rungtynes nusileido varžovėms tik 1 kartą šiandien namuose priimančios Utenos ekipą Vilnietės ir nusileido tai pačiai Utenos komandai. Tada 62-80 tokiu rezultatu dabartinės susitikimo šeimininkės pralaimėjo Utenoje, tada žinoma jos neturėjo savų sirgalių palaikymo. Šiandien tas savų sirgalių palaikymas bus, turi aišku šiek tiek problemų dėl traumų Vilniaus Kibirkštis. Didžiausia iš tų problemų greičiausiai ta, kad negali rungtyniauti dėl traumos Šenita Lendri, tačiau Vilniaus Kibirkštis ir jaunosios ypatingai jos žaidėjos šiame sezone jau ne kartą įrodė, kad kai nori, tikrai gali sužaisti stebėtinai gerus susitikimus. Utenos ekipa tuo metu, ko gero, nieko nestebina, kad yra turnyro lentelės viršuje. Praėjusį sezoną apskritai įspūdingai atrodė uteniškės, jos yra praėjusių metų čempionės. Vilniaus Kibirkšties ekipa neįveikė ketvirtfinalio barjero ir šiemet yra atjaunėjusi, tačiau žaidžia kur kas kokybiškesnį krepšinį. Pirmosios ir atkovoja kamuolį Vilniaus Kibirkšties krepšininkės. Justina Kraujūnaitė su kamuoliu, kartu su ja rungtynes starto penkete pradėjo Eglė Šniokaitė, Vita Horobets, Laura Juškaitė ir Daugilė Šarauskaitė. Dabar pastarosios bandymas pelnyti taškus, pražanga prieš Daugilę Šarauskaitę ir Daugilė Šarauskaitė stoja mesti 2 baudų metimų bei tokiu būdu turi galimybę atidaryti savo komandos taškų sąskaitą. Utenos ekipoje starto penkete Ieva Šimkutė, Eglė Tarasevičiūtė, Marina Solopova, Mantė Kvedaravičiūtė ir Rita Mileškienė. Daugilė Šarauskaitė neišnaudoja nė vienos iš turėtų galimybių, abu baudų metimai skrieja pro šalį. Marina Solopova pradeda Utenos ataką. Marina Solopova buvo viena iš į Lietuvos moterų krepšinio lygos Olimpą Kibirkštį prieš 2 metus atvedusių krepšininkų. Pernai ji rungtyniavo Klaipėdos Fortūnoje. Klaipėdos Fortūna įspūdingai, reikia pripažinti, laimėjusi mažojo finalo seriją Lietuvos moterų krepšinio lygoje, pasipuošė bronzą, o šiais metais Utenos tikslai, kurios viena iš lyderių yra Marina Solopova, ko gero kur kas aukštesni. Dar viena pražanga po Utenos ekipos krepšių. Ta pražanga fiksuojama besiginančiai komandai ir Justina Kraujūnaitė dabar jau prie baudų metimo linijos. Pirmoji bauda taikli. Pagaliau pirmosius taškus pelno Vilniaus Kibirkštis, prieš tai abi turėtas galimybes iššvaistė Daugilė Šarauskaitė. Abi baudos taiklios. Jeigu lygintume komandas, rezultatyvesnė ekipa yra Vilniaus Kibirkštis. Šiame sezone geriau kovoja dėl atšokusių kamuolių uteniškės. Jos atlieka taip pat ir daugiau rezultatyvių perdavimų. Kamuolių daugiau perima Vilnietės, dabar 2 taškais atsako Eglė Tarasevičiūtė. Energingesnės Vilnietės demonstruoja daugiau tos energijos ir gynyboje ir fiksuoja net po 16 vidutiniškai perimtų kamuolių per susitikimą. 10 jų perima uteniškės ir pagal šį rodiklį, kaip minėjau, nusileidžia varžovėms. Jaunesnės Kibirkšties komandos krepšininkės taip pat klysta daugiau. Aišku, čia, ko gero, lengviausiai paaiškinamas rodiklis. Jaunatviškas entuziazmas kartais pakiša koją ir klaidų statistikoje tai atsispindi. 21 klaida vidutiniškai per rungtynes, tikrai ne pats geriausias rezultatas. 16 klaidų vidutiniškai daro Utenos ekipa. Dabar suklydo Vilniaus Kibirkštis ir uteniškio atsakymas. Vos 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Iš vidutinio nuotolio atakuoja Ieva Šimkutė ir pataiko 4-2. Ieva Šimkutė beje irgi nesvetima Kibirkščiai, dar pernai rungtyniavo Vilniaus Kibirkšties ekipoje. Ieva Šimkutė. Eglė Šniokaitė, Vitai Horobets, legionierė iš Ukrainos. Kažko ieško. Krašte ten nieko nebuvo, ten tik reikia pasidžiaugti Vilnietėms, kad buvo Utenos krepšininkių būtent nuo pastarųjų. Kamuolys palieka aikštelę ir dabar
tą kamuolį į aikštelę grąžins Justina Kraujūnaitė. Taiklesnė ekipa, beje, yra Vilniaus Kibirkštis, tačiau labai nežymiai. 1% geriau meta ir tritaškius ir baudas vilnietės. Prasčiau jos tiesa meta baudų metimus. Marina Solopova, jos šūvis netikslus ir po to pražanga su kamuoliu liks uteniškės. Kiek daugiau nei 2 minutės sužaistos pirmajame kėlinyje. Marina Solopova ieško laisvos komandos draugės. Reikės pakartoti kamuolio grąžinimo procedūrą. Tik dabar ta garbė patikima ne Marinai Solopovai, o Eglei Tarasevičiūtei. Toks bandymas nepavyksta Ievai Šimkutei. Kraujūnaitė. Buvo beveik klaida, tačiau nukrenta kamuolys Laurai Juškaitei ir Laura Juškaitė pelno 2 taškus iš po krepšio. Puikus beje jos perėjimas į brandesnį krepšinį šiame sezone. Laura Juškaitė meta vidutiniškai po beveik 14 taškų, ima po daugiau nei 8 kamuolius po varžovių krepšiais bei puikiai atakuoja iš visų distancijų. 55% dvitaškių, 44 tritaškių, 85 baudų metimų. Ji praėjusį sezoną praleido Vilniaus jaunųjų talentų ekipoje ir šiame sezone pereina jau į moterų komandą, jau ne į tokią jauną ekipą ir joje demonstruoja tikrai labai solidžius rezultatus. Pernai tiesa 3 rungtynes taip pat sužaidė Kibirkštyje Laura Juškaitė, tačiau nebuvo nuolatinė tos komandos žaidėja. Negalime sakyti, kad sezoną praleido ji būtent Vilniaus Kibirkšties ekipoje. Jaunųjų talentų komandoje ji buvo žinoma įspūdinga. Vidutiniškai po beveik 19 taškų ir daugiau nei 10 atkovotų kamuolių rinkdavo Laura Juškaitė. Dvigubas dublis, turėti tokį vidurkį yra labai geras rezultatas. Na, čia kelios nesėkmingos atakos. Rezultatas 4-4. Laura Juškaitė buvo paskutinė pelniusi taškus. Utenos bandymas kol kas nerezultatyvi. Susitikimo pradžia. Solopova 3 sekundės. 3 taškų nėra. Marina Solopova yra tokių metimų mėgėja, beje. Gali pataikyti iš šuoliuko po driblingo. Viena iš tų retesnių krepšininkių, kurios tai gali daryti moterų krepšinėje. Marina Solopova būtent tokia jį nekartą tai įrodinėjo Kadir praėjusiame sezone. Kadir šiame. Stabdoma greita Vilniaus Kibirkšties ataka. Grąžina kamuolį vilnietės iš už šoninės linijos ir jų ataką pradeda Justina Kraujūnaitė. Šarauskaitės užtvara. Kraujūnaitė nusprendžia pati veržtis iki galo. Blokų Justina baudžia buvusi bendraklubė Ieva Šimkutė, tačiau lieka su kamuoliu vilnietės. Labai liūdėti nėra ko. Dar 10 sekundžių buvo likę atakai. Tiek tų sekundžių neprireikė. 3 taškai Vita Horobets. Šiame sezone beje nekaip atakuojant iš toli. 27 tik tai procentų taiklumas, tačiau dabar šauna Vita Horobets. Šauna greitai, vos gavusi kamuolį iš komandos draugės ir daro tai taikliai. 7-4. Dar vienas blokas. Vos paleido tik tai kamuolį varžovė, jį iš karto nuputė Šarauskaitė. Marinai Solopovai besibaigiant atakai tenka paleisti štai tokį metimą. Tas metimas netaiklus, tačiau su kamuoliu liks Utena. Eglė Šniokaitės pastangos kovojant dėl kamuolio nueina perniek. Dvigubas keitimas Vilniaus Kibirkšties gretose. Eglė Šniokaitė ir Laura Juškaitė keičia Vitalija Kaminskytė ir Gabija Meškonytė. Gabija Meškonytė taip pat viena iš tų krepšininkių, kurios Vilniaus jaunųjų talentų ekipą, kurios beje nebeliko, iškeitė į Vilniaus Kibirkštį. Ir šiame sezone Gabija Meškonytė vidutiniškai taip pat. Atrodo tikrai labai neblogai, vidutiniškai atrodo vidutiniškai, netgi toks pasakymas būtų tinkamas. 9 taškai, 2,6 atkovoto kamuolio per 20 sužaistų minučių. Pražanga yra fiksuojama. Daugilė Šarauskaitė pažeidžia taisyklės. Antroji komandinė Vilniaus Kibirkšties pražanga. Viena pražanga daugiau turi Utenos ekipa. Eglė Tarasevičiūtė iki galo laisvas koridorius, tačiau
susiduria su varžovių gynybos pasipriešinimu po krepšių. Eglė Tarasevičiūtė bando atmesti kamuolį komandos draugėms, tačiau niekur tas perdavimas nenukeliauja, tiksliau nukeliauja už aikštelės ribų ir tai nėra tai, kas leistų išlaikyti kamuolį savo rankose Utenos ekipai. Dabar Vilniaus kibirkšties išpuolis. Meškonytė atiduoda kamuolį Kraujūnaitei. Įmestas kamuolys Daugėliai Šarauskaitei iš vidutinio nuotolio. Po to bando atakuoti Vita Horobets. Prieš tai iš toliau pasisekė geriau. Netiksliai Justina Kraujūnaitė ir su kamuoliu bus Utena. Įpusėja beje pirmasis ketvirtis, 4 minutės. 57 sekundės iki jo pabaigos. Eglė Tarasevičiūtė sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jos į aikštelę grįžta Rita Mileškienė, Kristina Alminaitė. Pirmą kartą šiandien pasirodo aikštelėje pakeisdama Ieva Šimkutė. Taigi dvigubas keitimas Utenos ekipoje. Marina Solopova. Mileškienė. Praėjęs sezonas jos buvo praleistas Marijampolės Sūduvos ekipoje, pagrindinėje pernykštėje konkurentėje dėl titulo su Utenos ekipa. Šiais metais Sūduva yra trečia su 7 pergalėmis ir 2 nesėkmėmis. Rita Mileškienė po to atakuoja iš toli, besibaigiant atakai skirtam laikui. Neparuoštas metimas ir jis skrieja pro šalį. Daugėlė Šarauskaitė. Vita Horobets. Drąsiai iš toli, iš krašto, nepavyksta pataikyti Vitai Horobets. Šiek tiek netgi paslydo kamuolys ant rankos prieš jį išleidžiant ukrainietei ir tas metimas netaiklus. Kristina Alminaitė iš vidutinio nuotolio nepataiko, po to pati bando kovoti dėl kamuolio, tačiau čia su kamuoliu jau Justina Kraujūnaitė. Išmuštas kamuolys. Laima Rickevičiūtė taip pat aikštelėje Utenos ekipos gretose. Nepataiko Rita Mileškienė. Energingas 37 metų veteranės pasirodymas aikštelėje, tačiau iš tos energijos kol kas nieko išpešti nepavyksta. Justina Kraujūnaitė taip pat veržėsi po varžovių krepšių, prasiveržimas drąsus, viskas su juo gerai, metimas netaiklus. Įmestas kamuolys Laimai Rickevičiūtei, metimas nebus įskaitytas, tačiau pražanga fiksuojama. Trečioji komandinė Vilniaus kibirkščiai, taigi tiesiog pratęs savo ataką, kuriai turės dabar 14 sekundžių. Utenos ekipa dar du nauji veidai Vilniaus kibirkšties komandos gretose. Aikštelėje pasirodo Dalia Donskichytė ir Ieva Savickaitė. Valentinė Liminaitei. Valentinė. Nepataiko Rima Valentinė. Slogus startas tiek vienai, tiek kitai ekipai. Vilniaus kibirkštis turi 3 taškų pranašumas, 7-4. Tas pranašumas toks veikiau atsitiktinis negu kryptingo darbo rezultatas, sakyčiau, kadangi abiejų komandų puolimas gan chaotiškas. Gerai tiesa gan ginasi Vilniaus kibirkšties komanda, priversdama varžovės dažniausiai palaukti 24 sekundės, kol pastarosios gali išmesti metimą. Šį kartą tiek laukti neprireikė. Mantė Kvedravičiūtė. Užpernai taip pat beje buvusi viena geriausių Vilniaus kibirkšties krepšininkių. Pataikė metimą. Dabar tuo pačiu vilnietėms atsakyti nepavyksta. 1 taško skirtumas. Ritos Mileškienės prasiveržimas. Ritos Mileškienės metimą blokuoja Gabija Meškonytė. Ir minutės pertraukėliai. Mes turime išsiskirti. Grįšime iš karto po jos. Likite su Delfi TV.
Grįžta komandos į aikštelę, po minutės pertraukėlės su kamuoliu bus Utena 7-6, kol kas 1 taško pranašumą turi būtent uteniškių varžovės. Prieš tai buvome įsiskyrę minutės pertraukėlį. Mantė Kvedaravičiūtė dabar atakuoja iš vidutinio nuotolio. Prieš tai kiek lengvesnį metimą iš tos pačios situacijos buvo pavykę pataikyti Mantė Kvedaravičiūtė. Šį kartą metimas netaiklus. Minutės pertraukėlės beje paprašė Vilniaus Kibirkštis, kurį laiką įstrigusi puolime. Varžovės sumažino turėtą pranašumą. Aišku, ir tas pranašumas nebuvo didelis. 3 taškai. Mantė Kvedaravičiūtė tiesiog pataikė 2 taškį, tačiau turbūt matė Jurgita Štrimikytė-Virbickienė, kad jos komanda šiek tiek stabtelėjo puldama. Paprašė minutės pertraukėlės ir tai galimai duoda rezultatų. Dabar 2 taškai, 9-6. Pataiko Ieva Savickaitė, Gabijai Meškonytei įrašomas rezultatyvus perdavimas. Pavyksta apsiginti Vilniaus Kibirkščiai. Donskichytė, 15-metė krepšininkė, dabar, sakyčiau, gerai sužaidžia įžaisdama kamuolį. Jį įmeta į baudos aikštelę Ievai Savickaitė, tačiau šį kartą Ievai pataikyti nepavyksta. Pražanga puolime. Kristina Alminaitė. Šį kartą nepradėjusi rungtynių starto penkete. Kol kas tuščia po to, kai žengia į aikštelę. Donskichytė. Gabija Meškonytė su kamuoliu. Vėl Dalia Donskichytė gali pataikyti iš toli. Šį kartą metimas per trumpas. Dabar pražanga. Dar gan ankstyvoje Utenos komandos atakos stadijoje. Kamuolį iš už aikštelės ribų grąžina Dalia Belickaitė. Po ilgų traumų pagaliau vėl galinti rungtyniauti krepšininkė. Viena iš savo laikų ir ko gero vis dar perspektyviausių Lietuvos žaidėjų. Dabar grįžta į krepšinį Utenos komandos gretose, o čia dar viena Utenos ekipos klaida, tiksliau kalbant, pražanga puolime. Laima Rickevičiūtė baudžiama asmeninė pražanga ir dvigubas Kibirkšties pranašumas gali dar labiau išaugti. Dalia Donskichytė bando sužaisti išradingai ir mesti kamuolį Ievai Savickaitei. Šį kartą Ievos Savickaitės nebuvo ten, kur norėjo, kad būtų pastaroji. Jos komandos įžaidėja Kristina Alminaitė dar kartą atakuoja netaikliai ir Vilniaus Kibirkštis sužaidžia pagirtiną pirmąjį kėlinį. 12-6, dvigubą aikštelės šeimininkių persvarą. Mes įsiskiriame pertraukėliai tarp pirmojo ir antrojo kėlinių. Niekur labai toli nepabėkite ir likite su Delfi TV.
Delfi TV tęsia transliaciją iš Lietuvos moterų krepšinio lygos lyderių susitikimo. Vilniaus Kibirkštis. Utenos Utena 9-6. Toks yra rungtynių rezultatas. Na, buvau ir aš patikėjęs faktu, kad jis kažkada suspėjo pasiekti ir 12 taškų ribą, turiuomenyje Vilniaus Kibirkšties pelnytus taškus. Na, ko gero, galbūt ir nebuvo jokių taškų po to, kai 9 įmetė Vilniaus Kibirkštis. Šiaip jau visiškai logiška, nepaisant to, kad buvo įrašyti tie taškai ir ilgai jie degė švieslentėje prie Vilniaus Kibirkšties komandos sąskaitos. Iš tikrųjų, tai taip. Ieva Savickaitė po Gabijos Meškonytės perdavimo atliko 2-taškį metimą. Jį pataikė, tačiau po to Dalia Donskichytė atakavo iš toli. Jos metimas skriejo pro šalį ir ko gero jis buvo įskaitytas dėl sekretoriato klaidos. Na, bet kokiu atveju dabar turime teisingą mačo rezultatą. Labai nerezultatyvus pirmasis kėlinys. 9-6 po jo. Bandymas perduoti kamuolį Daugilei Šarauskaitei. Daugilė Šarauskaitės kamuolys nepasiekė, tačiau su juo lieka Vilniaus Kibirkštis. Meškonytė. Pati įsiveržus į baudos aikštelę stabtelė, atlieka metimą ir pataiko. Gabija Meškonytė, 17 metų krepšininkė, taip pat atstovaujanti tam jaunajam Vilniaus Kibirkšties flangui ir tai daranti ganėtinai sėkmingai šiame sezone. Beveik net nepasikeitė jo statistika, perėjus iš jaunųjų talentų ekipos į Vilniaus Kibirkštį. Greitas Vilniaus Kibirkšties išpuolis. Gabija Meškonytė numeta kamuolį į kraštą ir iš to krašto 2 taškus pelno Eglė Šniokaitė. Dabar jau 13-6. Toks turėtų būti rezultatas švieslentėje. Na, kol kas 11-6, tačiau išsiskirkime minutės pertraukėlį ir palaukime geresnių laikų. Septynių taškų Vilniaus Kibirkšties komandos pranašumas. Labai gerai antrąjį kėlinį pradeda aikštelės šeimininkės. Jos pelno 4 taškus be atsako ir tokiu būdu priverčia minutės pertraukėlės paprašyti Alfredą Vainauską. Vilniaus Kibirkštis neturi nė vienos aiškiai išsiskiriančios krepšininkės. Šiose rungtynėse 3 taškus įmetė Vita Horobets ir ji su tais taškais ir yra rezultatyviausia savo komandos žaidėja. Utenos komandos ataka, mažiau nei 10 sekundžių dabar jau uteniškių išpuoliui. Marina Solopova, Rima Valentinė. Iš toli nepataiko jau antrojo tolimo metimo. Šiandien Rima Valentinė, Donskichytė į priekį, Meškonytė. Utenos ekipoje tuo metu taip pat ne viena krepšininkė neįsiskiria. Po 2 taškus įmetė Šimkutė Kvadravičiūtė ir Tarasevičiūtė, o čia dar 3 taškus Vilniaus Kibirkšties ekipai prideda Dalia Donskichytė ir 16-6, 10 taškų skirtumas tarp ekipų. Vos nepavyksta perimti kamulio, tačiau vos žinoma nesiskaito. Laimos Rickevičiūtės metimas blokuojamas, dabar jau chaotiška Utenos ataka. Marina Solopova paleidžia tolimą metimą ir jį pataiko. 16-9. Nepavyksta per Rimą Valentinę pataikyti aukštesniai už ją Gabijai Meškonytei.
Perimtas kamuolys. Šniokaitė. Donskichytė šauna dar kartą. Šį kartą pataikyti nepavyksta. Dar kartą apsigina Vilniaus kibirkštis. Labai energingas ir gražus vilniečių žaidimas antrojo kėlinuko pradžioje. Tiesa, šį kartą jau persistengė vilnietės. Nepavyksta pasiųsti kamuolio tiksliai į priekį Eglei Šniokaitei nuo pastarosios, bandančios dar pagauti kamuolį. Tas kamuolys palieka aikštelę. Dalia Donskichytė sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Vietoje jos aikštelėje Justina Kraujūnaitė. Donskichytė pataikė tritaškį, kuris pirmą kartą suteikė dviženklį pranašumą Vilniaus kibirkšties ekipai, tačiau po to galbūt ir kiek per daug drąsos pademonstravo Dalia Donskichytė. Turėjo jai kažkokių priekaištų, kiek teko matyti trenerių štabas, dabar jie ant atsarginių žaidėjų suolelio, tačiau šiaip jau tikrai neigiamai jos pasirodymo per tas keletą minučių vertinti negalime. Apsikeičia taikliais metimais komandos 18-11. Šimukutė per ilgas. Jos metimas. Dabar Laura Juškaitė iki galo. Lauros Juškaitės dar 2 taškai, 4 taškų iš eilės serija, kurią mums pademonstruoja Vilniaus kibirkšties komandos. Galime ko gero drąsiai vadinti šių metų lyderė, nepaisant to, kad ir labiau patyrusių už ją krepšininkių yra kibirkštyje. Tikrai solidų žaidimą demonstruoja Laura Juškaitė. Apie tai jau kalbėjau kiek anksčiau šioje transliacijoje. Marina Solopova iš vidutinio nuotolio nepataiko, atkovoja kamuolį puolime Ieva Šimkutė ir atsiteisė už praėjusį epizodą, kai nepataikė iš po krepšio. Puikų perdavimą atlieka Justina Kraujūnaitė. Daugilė Šarauskaitės metimas iš po krepšio, o ką daugiau ir reikėjo padaryti Daugiliai Šarauskaitei, tiesą sakant, visiškai nieko, tiesiog pataikyti į krepšį, prie kurio nieko jau nebebuvo. Justina Kraujūnaitė laiku surado savo komandos draugę, kai šią jau buvo palikusi varžovė. Rima Valentienė iš toli nepataiko ir Utenos ekipa pradeda palikti netgi jaunesnės komandos įspūdį, nei kad jų varžovės. Tritaškiai, neparuošti tritaškiai ankstyvoje atakos fazėje. Pražanga čia. Laura Juškaitė užleidžia savo vietą aikštelėje. Toje aikštelėje kibirkšties gretose ir vėl pasirodo Vitalija Kaminskytė bei Ieva Savickaitė. Liks su kamuoliu kibirkštis. Blokuojamas yra Vitos Horobets metimas. Rima Valentienė prieš Justiną Kraujūnaitę laimi dvikovą ir pelno kamuolį savo ekipai, kurį vėliau praranda Eglė Tarasevičiūtė. Bandžiusi skubėti greitą puolimą, išmušamas kamuolys ir išmušamas be pražangos. Kamuolys atitenka Utenai. Na, tiesą sakant, nelabai toli nuo šio epizodo teko būti, lyg ir išmuštas kamuolys ir paskui jo nelietė Eglė Šniokaitė. Tačiau rungtynių arbitrų sprendimas yra koks yra. Uteniškė su kamuoliu. Pavyksta vainikuoti taškais šį išpuolį Utenai. Rita Mileškienė iš vidutinio nuotolio atakuoja taikliai. Gana aštriai žaidžia Vilniaus kibirkšties ekipa. Štai toks Vitos Horobets bandymas įkišti kamuolį į baudos aikštelę. Jis pasirodo per drąsus. Kamuolys skrieja už aikštelės ribų nuo Ievos Savickaitės. Tačiau
sumanymas geras ir ne kartą tai veikė. Jeigu kalbėtume apie Vilniaus Kibirkšties ekipą, Marina Solopova, jos prasiveržimas iki galo ir 2 Marinos Solopovos taškai, 3 minutės, 15 sekundžių iki ilgosios rungtynių pertraukos. Na, visiška avantiūra. 11 sekundžių buvo likę iki atakai skirto laiko pabaigos. Vitalija Kaminskytė meta tritaškį vos varžovėje prašokus ir dar laikantis prie jos nugaros. Nepavyksta pataikyti, kaip galėjome, ir spėti Vitalijai Kaminskytei, o mes išsiskiriame minutės pertraukėliai. Kągi, kol kas Vilniaus Kibirkštis neturi ypatingų problemų namuose, tvarkydamasi su varžovėmis iš Utenos. 22-17 šiame susitikime, 5 taškų skirtumas ir Vilniaus Kibirkštis tą skirtumą įgijo ne per kažkokią vieną gerą atkarpą, tačiau sistemingai krovėsi per visas šias rungtynes, kuriuose kol kas sužaista 17 minučių. Ir atrodo sistemingai geriau už Utenos ekipą. Solopova. Eglė Tarasevičiūtė iki galo. Eglė Tarasevičiūtė pataikyti nepavyksta, tačiau... po to bando kovoti dėl kamuolio Ieva Šimkutė. Ji tai daro nesėkmingai ir Vilniaus Kibirkštis. Dar vienas. Aikštelės šeimininkių išpolis. Justina Kraujūnaitė iš toli liečia varžovę jos mestą kamuolį. Metimas netaiklus ir uteniškės dabar jau su žaidimo įrankiu. Marina Solopova. Ieva Šimkutė buvo atėjusi statyti užtvarą, pasirenka kitą atakos variantą. Marina Solopova ir panašu ne patį blogiausią iš vidutinio nuotolio. Po driblingo meta Marina Solopova ir pataiko jį iš kairiojo krašto. 3 taškai skiria komandas. Horobets. Atmestas kamuolys atgal. Ieva Savickaitė dabar vėl į kraštą. Ir Vitas Horobets kamuolys jau nepasiekia. Klysta Vilniaus Kibirkštis, šiandien 9. Vilniečių klaida, varžovės yra suklydusios 6 kartus, tačiau uteniškės atakuoja tiesiog katastrofiškai. 22% dvitaškių pataikymas, 28% tritaškių metimų taiklumas. Tuo metu Vilnietės pataiko 36% mestų dvitaškių ir 43%. Ne, atsiprašau, 43% dvitaškių ir 22% tolimų metimų. Tuo metu uteniškės dvitaškius meta 30% taiklumu. Tolimus metimus visus prametė išskyrus vieną. 10% tikslumas, vienas metimas iš 10 buvo tikslus. Prieš tai buvo užmetęs akį į bendrą metimų taiklumą ir todėl ta statistika buvo šiek tiek klaidinanti. Utenos ekipa mažina atsilikimą iki minimumo. Marinos Solopovos perdavimas Ievai Šimkutei ir Ieva Šimkutė baudžia savo varžovės. Meškonytė. Prarastas kamuolys. Per daug ima klysti Kibirkštis. Visa Vilniečių laimė, kad Utenos ekipa, kad ir štai taip pabėgusi greitą ataką, mėto tritaškius. Tai nėra metimai, kurie įkrenta didžiąją dalį atvejų. Neįkrito ir šį kartą kur kas geresnė proga
susikūrė Vilniaus Kibirkštis, metimas iš krepšio prieigų taip pat skrieja pro šalį, taigi nesėkmingomis atakomis apsikeičia komandos 22-21, vos vieno taško skirtumas Vilniaus Kibirkšties varžovių gretose. Utenos komandoje į aikštelę grįžta Kristina Alminaitė ir Mantė Kvedravičiūtė. Kibirkšties ekipoje Dalia Donskichytė keičia Justiną Kraujūnaitę. Na, galbūt ir kiek gyvesnis vaizdas buvo aikštelėje būnant Daliai Donskichytei. Solopova netaikliai iš vidutinio nuotolio, tačiau pati atkovoja kamuolį Marina Solopova, laiku sureagavusi į tai, kad kamuolio niekas po krepšių dar neužvaldė. Jį bėga į baudos aikštelę, perima kamuolį, o dabar pataiko tritaškį Marina Solopova 24-22 ir priekyje jau Utenos krepšininkė sustoja. Vilniaus Kibirkštis Dalia Donskichytė. Ji įžaidinėja kamuolį dabar, jos rankose Vilniaus Kibirkšties žaidimo gijos ir jos užduotis, ko gero, pagerinti Kibirkšties puolimą. Dalia Donskichytė. Meškonytė iš vidutinio nuotolio, metimas ne iš lengviausių, tačiau jis taiklus, tuo ir baigėsi. Antrasis kėlinys, Vilniaus Kibirkštis išlygina rezultatą 24-24, visiška lygybė po pirmųjų 20 minučių. Būtent dėl to čia Vilniuje dar turėtų būti įdomu ir intriga čia dar tikrai niekur nedingo, todėl likite su Delfi TV. Describe yourself as a person. I would describe myself as being a very strong woman, feisty as a basketball player, encouraging of my teammates, competitive, always bringing that fire and passion to the game. What do you enjoy the most in the life of a basketball player? Just being able to travel the world, seeing different countries. In a few weeks, I'll be taking a trip to Greece on our break. So, just pretty much the experience, being able to get out of the United States and, see what other countries have to offer. What is your motto? If it is to be, it is up to me. It's a motto my mom instilled in me when I was a child. Anything I want to do, I can put my mind to it and, make sure it gets accomplished. What are your authorities in basketball or maybe off the court? As far as authorities, what do you mean authorities? People that you look up to. Kobe Bryant is one of my favorite players. Obviously, I know he's going out, the next couple of years, so I think I'm going to pass the reins on to maybe Russell Westbrook. I think him and Kobe were cut from the same cloth. I feel like they were, two of the similar players, and I feel like, Kobe stated in one of his interviews that Russell Westbrook is, just as far as passionate about the game as he is. So I'm definitely gonna have to say Kobe and Russell Westbrook. Maybe you have some authorities off the court as well, do you? Absolutely. I would say my parents. Parents been together for a very long time. Always there for me at every single basketball game, supporting me in everything I wanted to do, regardless if I wanted to play basketball or pursue my career with my college degree. So, pretty much my parents. Now more about your free time. What is the place where people can usually meet you? In Lithuania? At home. I haven't really got out much. I know it's a beautiful country. The weather is a little different. But if I was in California, where I'm actually from, I would say the beach. It's somewhere, it's California people, we hang out, have fun, go with our families and things like that. What are your main interests besides basketball? Probably in professional interests. Oh, okay. Well, I received my degree in criminal justice, my bachelor's degree. So I would say my professional interests are, anything with the criminal justice background. Always wanted to be some type of, child probation officer. Always helping the people, never trying to, bring them down or hurt them. So I would definitely say something that
would have me apply my degree to, you know, helping people in life. Now about the city, how do you like Cholet? I enjoy Cholet. I enjoy everyone in Cholet. Very friendly, very good atmosphere. Really small town, so, you know, everyone kind of knows me around there. You know, always stopping and taking pictures and, you know, wanting to know why I'm there and, you know, who I play for. So I enjoy it a lot. How do you spend your free time here? I'll go to the movies with my teammates. I'm really close to a couple of men's players, so we're all from, you know, the same part of the world. So, you know, just hanging out, not doing too much. It's basketball season. I'm pretty locked in, so, you know. Have you made any friends yet? Yeah, I have. Pretty much just my teammates. I kind of keep it close knit. But besides that, I kind of, you know, stay to myself more so. Yeah. Since the holidays are coming, what would be your New Year resolution? New Year's resolution. Let me think. Probably continue to be, you know, try to bring positive energy at all times, especially on the court. I think sometimes, you know, my feisty attitude is like, you know, like a misconception like on the court. So I think just pretty much continue to bring that positive energy, positive vibes, you know, to the basketball court, you know, translate it through my teammates and stuff like that with being a leader, you know, continue to just lead the team to success and win some games here. And now a wish to your fans. Wish to my fans, just keep supporting me. I'm all the way in Lithuania. UNLV fans from back home, just pretty much stay with me here. I'm still trying to make it back to the United States. That's my main goal, but, you know, I enjoy being here. Kodėl sulaukęs aisčių skambučio pasakė taip? Todėl, kad visų pirma pasirodė įdomus uždavinys, tai vis dėlto Lietuvos moterų krepšinio lygos komanda. Antra, tai gimtojo miesto komanda. Pats esu iš Kauno ir paprasčiausiai labai sudomino šitas pasiūlymas. Ar turėjote kažkokių planų grįžti į Lietuvos krepšinį ir viskas labai ekspromtu įvyko? Jų buvo visada. Ta prasme, noras pagal visada turėjau kontaktų čionais, jie niekada nenutrūko, lankydavausi įvairiose ir varžybose. Kad būtent išeis moterų lygoje, čia yra gal kažkoks ekspromtas, bet tame patirties irgi turiu, dėl to galų gale sutikau su šiuo pasiūlymu. Kaip palygintume darbą užsienyje ir čia? Man atrodo, trenerio darbas yra iš esmės labai panašus. Labai panašus iššūkiai, labai panašus uždaviniai. Didelių skirtumų negaliu pasakyti. Tikrai man atrodo, sakau, nesvarbu treneris su kokio lygio komandom dirba, jo uždaviniai lieka tie patys. Koks tas Lietuvos moterų krepšinis? Moterų krepšinis, žinoma, turi savų kažkokios specifikos, niuansų savų, bet vėlgi pasikartosiu, krepšinis yra, jisai visur daugiau mažiau tas pats. Gal šiek tiek krenta akis, kadangi mūsų, pavyzdžiui, būtent Aisčių komanda yra sudaryta pagrindai iš jaunų žaidėjų. Galbūt matosi toks individualaus meistriškumo, sakykim, trūkumas, bet šiaip iš esmės didžiulio skirtumo nematau. Jau prakalbam apie aistės, kokios tos aistės ir kokios norite, kad būtų, ar yra didelis atotrūkis tarp tikslo ir dabartinės situacijos? Na taip, vizija žinoma, vizija yra gana tolima ir gal netgi 2 ar 3 sezonam į priekį, kadangi, kaip minėjau, tikrai jaunos žaidėjos. Yra, žinoma, laukia daug darbo, daug to, bet manau, ta vizija ir kelias yra dabar teisinga. Žinoma, žaidėjom tai irgi kažkoks naujas etapas ir galbūt nauji dalykai su naujų trenerių, kaip ir man, dar reikia ir įsivažiuoti ir susigyventi, taip sakant. Bet manau, kad tai yra tik tai laiko klausimas. Dabar apie jūs patį, tapti krepšinio treneriu, šiai buvo jūsų svajonė? Taip, įvyko tikslingai ir studijavau Kauno kultūros akademijoje. Ir jau žaisdamas, jau galima sakyti, tam ruošiausi ir dar žaisdamas karjeros pabaigoje taip išėjo, kad ir žaidžiau ir pradėjau treniruoti, tai toks perėjimas buvo gana tolygus. Be krepšinio kokių dar turite pomėgių ir interesų?
Daug, neskaitant dar daug sportų domiuosi, futbolų, tenisų ir pats žaidžiu ir kultivuoju. Mėgstu žvejybą, mėgstu keliauti, skaityti. Bendrai toks didelis pomėgių ratas iš tikrųjų. Koks žmogus sporte arba galbūt konkrečiai krepšinėje padarė didžiausią įtaką? Iš užsieniečių ar iš lietuvių? Nesvarbu. Jeigu taip tiesiogiai dabar per daug negalvojant, sakyčiau Jordanas iš krepšinio, iš futbolistų Zidanas, iš teniso Federeris. Tokias, mano mėgstamiausi sportininkai. Tiek turbūt. Sakinys, kuris apibūdintų jūsų krepšinio filosofiją. Modernus, intensyvus, atletiškas, daug individualaus žaidimo, bet kuris veda į galutinį komandos rezultatą. Taip apibūdinčiau. Ir pabaigai palinkėjimas Lietuvos moterų krepšinio gerbėjams. Pirmas linkėjimas būtų turbūt ateiti į sales. Atėjo palaikymo, nes be laikymo. Žinoma, tas krepšinis turi būti, kad jisai traukti žmonės, bet todėl tokios palinkėčiau daugiau palaikymo ir daugiau tokio draugiško palaikymo. Delfi TV tęsia transliaciją iš Mykolo Romerio universiteto. Čia Lietuvos moterų krepšinio lygoje pirmąją ir antrąją vietą besidalijančių klubų dvikova ir kol kas ir šioje dvikovoje komandos dalyjasi tą lyderės vaidmenį, turiuomenyje tai, kad rezultatas kol kas lygus 24-24 po pirmųjų dviejų kėlinių. Ne viena iš ekipų nėra arčiau 9-osios pergalės nei varžovės. Kol kas per pirmuosius du kėlinius nieko išsiaiškinti ekipoms nepavyko ir viskas paaiškės žinoma per ateinančias 20 minučių arba per dar daugiau laiko, čia priklausomai nuo to, kaip pagrindinį laiką sužais krepšininkės. Kol kas kova įtempta, taigi ne vienas iš tų susitikimų, kuriuose būtų nerealu tikėtis pratęsimo. Gali jis būti, gali ir nebūti. Tam, kad išsiaiškintumėme, būkite artimiausius du kėlinius. Su mumis Marina Solopova pradeda Utenos ekipos ataką, atiduoda kamuolį Mantei Kvedaravičiūtei. Kartu su šiomis rungtynėmis startavo ir dar vienas susitikimas tarp Kauno Hoptrans Sirenų ir Šiaulių universiteto ekipos. Kaune 55-33, ten prasidedant taip pat trečiajam kėliniui, priekyje Kauno Hoptrans Sirenos. Prasidėjus vos trečiajam kėliniui į priekį įsiveržti pavyksta Utenai. 26-24 dabar per pirmuosius du ketvirčius. Dabar nepataiko Vita Horobets per pirmuosius du kėlinius. Rezultatyviausia kibirkšties krepšininkė buvo Laura Juškaitė su 6 taškais. 10 jau spėjo Utenai surinkti Marina Solopova, dabar atliekanti labai gražų perdavimą Ievai Šimkutė. Ieva Šimkutė, bėda ta, kad nesupranta pati, ko gero, komandos draugės sumanimo. Marina Solopova šauna iš toli, nepavyksta ir vėl atkovoti kamulio po savojų krepšių Utenos varžovėms ir uteniškės dabar vėl su kamuoliu. Marina Solopova iš vidutinio nuotolio nepataiko, vėl bėga prie kamulio Marina Solopova. Ko noro šiai krepšininkiai tikrai netrūksta, tačiau nepataiko Marina Solopova ir po to jau atkovoti kamulio nepavyksta. Eglė Šniokaitė. Jos prasiveržimas. Pavyksta įveikti varžovių gynybą, tačiau susidūrus su pasipriešinimu po krepšiu. Metimas netaiklus. Marina Solopova vėl gauna kamuolį atgal. Šimkutė Kvedaravičiūtė įmeta kamuolį Gintarei Mažionytei. Gintarė Mažionytė nežaidė pirmojoje rungtynių pusėje. Dabar pirmosios jos akimirkos aikštelėje. Pirmasis metimas ir tas metimas netaiklus, tačiau Vilniaus kibirkštis taip pat nesukuria nieko po Utenos komandos krepšių. Prameta Laura Juškaitė. Marina Solopova pradeda dar vieną savo komandos išpuolį.
Solopova, geras perdavimas Mileškieniai, nespėja įbėgti į aikštelę Marina Solopova ir kamuolys atitenka Vilniaus kibirkščiai. Trys taškai, štai taip. Vilniaus kibirkštis pagaliau pramuša šiame kėlinyje Laura Juškaitė. Iš pradžių nepavyko iš kiek arčiau šio kėlinio pradžioje, dabar pabando ir iš toli. Laura Juškaitė jį meta nedaug, tritaškių vidutiniškai vos po maždaug vieną šiame sezone, tačiau pataiko beveik pusę tų tolimų metimų ir kodėlgi nepabandžius. Ievai Šimkutei buvo galima anksčiau reaguoti ir įkišti kamuolį, dabar suspėja apsiginti Vilniaus kibirkštis, liks su kamuoliu ir galės pabandyti dar kartą Utena. Šimkutė. Rita Mileškienė šiandien pataikė vos vieną metimą iš 7, tačiau dabar šauna ir šauna taikliai. 28-27, vėl vieno taško skirtumas, jis išlieka toks pat, kaip buvo ir prieš ataką, tačiau dabar priekyje jau Utena. Pražanga prieš Niokaitę. Keitimas. Utenos komandoje Kristina Alminaitė pasirodo aikštelėje vietoje Ritos Mileškienė. 6 minutės, 59 sekundės iki trečiojo kėlinio pabaigos. Eglė Šniokaitė vėl drąsiai iki galo ir varžovės pražanga, suteikianti galimybę Eglei Šniokaitei mesti 2 baudų metimus. Du taškus šiandien yra pelniusi Eglė Šniokaitė, ji pataikė vieną dvitaškį iš 2 ir dabar meta pirmąją savo baudą, bei ją taip pat pataiko. 28. Vienu tašku priekyje kibirkštis po antrojo Eglės Šniokaitės baudos metimo. Mažionytė, 3 taškai ir Utena įsiveržė į priekį. Ne viena komanda labai ilgai džiaugtis persvarą negali. Gintarė Mažionytė, šiaip gan sėkmingas jos įėjimas į aikštelę, antrojoje pusėje perima kamuolį. Dabar Gintarė Mažionytė, tiksliau atiduotas kamuolys jai laiku ir vietoje. Atsidūrė Utenos komandos puolėja, dabar jos klaida, bandymas perduoti kamuolį po krepšiu. Perima tą kamuolį Vilniaus kibirkštis, tačiau Justina Kraujūnaitė pabėgusi į greitą ataką nepataiko. Iš po krepšio Daugilė Šarauskaitė, vėl Justina Kraujūnaitė, 7 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Atakuoja Kraujūnaitė, jos metimas netaiklus, Daugilė Šarauskaitė ima kamuolį ir taip pat nepataiko. Šarauskaitė iki tol buvo metusi 2 baudas, abiejų nepataikiusi ir pataikiusi vieną dvitaškį iš 1, dabar 1 iš 2, o Marina Solopova dar vienu tolimų metimų baudžia savo varžovės. Gan greitas Utenos komandos išpuolis, drąsiai žaidžia Marina Solopova, paleidžia jį tolimą metimą, jis yra tikslus, 34-29, Jurgitos Štrimikytės Virbickienės minutės pertraukėlė. Baigė įpusėti, sakykime taip, trečiasis kėlinys, 5 minutės, 45 sekundės iki to kėlinio pabaigos ir kol kas jame geriau atrodo, nepaisant prasčiau atrodė vienu metu žaidžiamo ketvirčio Utenos ekipa, tačiau puikia atkarpa sužaidžia uteniškės. Na, tiesą sakant, to kėlinio pradžia, nedarykime kažkokių tai skubotų ir abejotinų išvadų, buvo ganėtinai lygiai, tačiau Utenos ekipa žaidžia gerą atkarpą, po Marinos Solopovos tritaškio jau pirmauja 5 taškų skirtumų ir dabar prasižengia.
Gintariai Mažionytei. Įrašyta pražanga, ji yra trečioji komandinė Utenai, tai gali tapti savotiškų Vilniaus Kibirkšties kozirių. 3 pražangas turi Utena, ne vienos. Vilniaus Kibirkštis, Gabija Meškonytė iš toli, ji nepataiko, atkovoja kamuolį. Kristina Alminaitė. Pražanga prieš Ritą Mileškienę, protinga, strateginė, taktinė pražanga, neleidžianti pabėgti į greitą ataką Utenos komandai, dabar teks grąžinti kamuolį. Iš už šoninės linijos pirmoji komandinė Vilniaus Kibirkšties komandos pražanga. Solopova Rita Mileškienė išbėga pasiimti kamulio. Eglė Šniokaitė buvo netaip toli to, kad tą kamulį perimtų, tiesą sakant. Tačiau to padaryti jai nepavyksta, lieka su kamuoliu Utena, o Marina Solopova pasiunčia kamuolį kažkur į kovą. Laura Juškaitė, panašu, jai rašyta pražanga, beveik buvo kamuolį praradusios uteniškės, tačiau dabar turės dar vieną galimybę. 8 sekundės buvo likusios Utenos komandos atakai, Marina Solopova buvo prie 3 taškų linijos ir siuntė kamuolį kažkur, kur galėjo būti uteniškių, jų ten tiesa dėja nebuvo. Viskas vos nepasibaigė klaida, tačiau varžovų pražanga gelbėja Utenos ekipą. Marina Solopova, jos prasiveržimas iki galo, Marina Solopova žaidžia puikiai. Bent jau pastaruoju metu, na ir apskritai. Tikrai ta žaidėja, kurią galima pasitikėti tais momentais, kai reikia taškų, individualiai stipri. Yra Marina Solopova, dabar jį veržiasi po krepšiu ir pataiko dvitaškį metimą, 36-29. Laura Juškaitė. Kamuolys atitenka Utenai. Gabija Meškonytė, panašu, kad lietė kamuolį prieš pastarajam paliekant aikštelę. Keturios minutės, 36 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Solopova prieš Donskichytę. Išmuša kamuolį Laura Juškaitė. Bandžiusi užtverti perdavimo trajektoriją, jai tai padaryti pavyksta pristabdyti varžovio ataką, tikrai neigiamas dalykas tai yra, uteniškės pratęstais ataką, jai turi 13 sekundžių. Gabija Meškonytė 1 prieš 1 įveikia Mantė Kvedaravičiūtė, puikiai rungtyniaujanti individualiai taip pat. Krepšininkė tokių uteniškės turi, tiek ta pati Marina Solopova, tiek Mantė Kvedaravičiūtė, Mantės Kvedaravičiūtės. Dvitaškį matėme prieš tai, Dalia Donskichytė. Talija Kaminskytė pasirodė aikštelėje vietoje Eglės Šniokaitės. Kiek anksčiau jau 9 taškų Utenos komandos pranašumas ir žūtbūt, sakyčiau, reikia taškų Vilniaus Kibirkščiai. Dalia Donskichytė gali tuos taškus pelnyti nuo baudų metimo linijos. Pirmoji bauda taikli. Antroji taip pat. 7 taškų Utenos komandos pranašumas, negalima leisti šiai gan patyrusiai komandai pabėgti į priekį, nes esu įsitikinęs persvarą išlaikyti uteniškės moka gan neblogai, tikrai geriau nei vytis varžovės ir geriau jos rungtyniauja pirmaudamos nei tada, kai reikia vytis varžovės ir dėl to nervintis. Nervintis dabar jau turėtų Vilniaus Kibirkštis. Kiek daugiau nei 13 minučių lieka iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos, 9 taškų deficitą turi Vilniaus Kibirkštis po to, kai tolimą metimą pataiko Eglė Tarasevičiūtė. Laura Juškaitė. Pražanga prieš Laurą Juškaitę ir 2 Lauros Juškaitės baudų metimai. Agresyviai gali pabandyti tikrai sužaisti Kibirkštis, turėdama vos 2 komandinės pražangas. Na, tai netgi netaip svarbu šiuo atveju. Tai leidžia dar vieną kitą kartą pakapoti varžovėms per rankas gynyboje. Tačiau kitas dalykas, dabar jau 5 komandinės Utenos pražangos leidžia stoti prie baudų metimo linijos po kiekvieno karto, kai pažeidžia taisyklės varžovės Vilniaus Kibirkščiai, ir tai reikia išnaudoti. Dalia Donskichytė prieš tai pataikiusi abi baudas, sėdasi dabar ant atsarginių žaidėjų suolelio, vietoje jos į aikštelę žengia Justina Kraujūnaitė. Tuo metu Laura Juškaitė pataiko abu baudų metimus.
Laurita Jurčiūtė ir Austėja Širšinaitytė šiandien nedalyvauja į žaidėjų rotacijoje. Justina Kraujūnaitė ir Dalia Donskichytė dalinasi visą laiką į žaidėjos pozicijoje, nepaisant to, kad tos dvi jų komandos draugės yra registruotos susitikimui. Trečioji komandinė Vilniaus Kibirkšties pražanga Kristina Alminaitė. Eglė Tarasevičiūtė, vėl Alminaitė. Sužingsniuoja. Ir tai buvo akivaizdu. Nesiginčia ir pati Kristina Alminaitė. Ji tiesiog daro savo darbą, grįžta į gynybą. Kiek mažiau nei 3 minutės iki trečiojo ketvirčio pabaigos. Laura Juškaitė. 7 sekundės atakai. Reikia paskubėti. Gabija Meškonytė veržiasi po krepšių, gauna bloką, pati atkovoja kamuolį, gauna dar vieną bloką nuo Kristinos Alminaitės ir po to jau Gabijos Meškonytės pražanga apsauganti Vilniaus Kibirkštį nuo to, kad perdavimą į priekį atliktų Kristina Alminaitė. Na, tiesą sakant, neaišku, ar tai būtų atsitikę, tačiau tokios pražangos yra tos, už kurias teisti negalima. Buvo jau pasileidusios į priekį kelios Utenos krepšininkės. Dabar viskas prasideda nuo pat pradžių bent jau. Blokas ir gražus blokas Gintariai Mažionytei. Justina Kraujūnaitė. Juškaitė. Šį kartą jos tolimas metimas skrieja pro šalį, kova dėl kamulio. Su kamuliu lieka Vilniaus Kibirkštis, 14 sekundžių bus vilniečių atakai. Rungtynėse tarp Kauno Hoptrans Renų ir Šiaulių 70-47. Ten viskas aišku, čia dar tikrai ne visai. Kraujūnaitė numeta kamuolį į kraštą, iš krašto. Pataikyti Vitalijai Kaminskytei nepavyksta. Solopova tiesiog šauna vos gavusi kamuolį ir pataiko į lentos viršų. Vilniaus Kibirkštis gali užpulti ir kiek greičiau, bando paspausti Justina Kraujūnaitė, dabar į kraštą jį Gabija Meškonytei. Gabija Meškonytė mėgsta tokius metimus, vos įsiveržus į baudos aikštelę, tačiau po to klysta Gabija Meškonytė, tokių klaidų negalima sau leisti. Jį atkovojo kamuolį po to, kai sustabdė Gabija Meškonytė varžovės, na, po to tiksliau, kai šiek tiek sumaišties ten būta varžovių baudos aikštelėje, tačiau sprūsta kamuolys, jo pasivyti nepavyksta, 40-33, įsiskiriame minutės pertraukėliai. Septynių taškų skirtumas tarp komandų, laimi šį kėlinį Utena rezultatu 16-9, po dviejų kėlinių buvo lygų 24-24, minutė 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Vilniaus Kibirkščiai užduotis numeris 1, žengiant į aikštelę po šios minutės pertraukėlės, nebejotinai šiek tiek sušvelninti atsilikimą nuo varžovių, kad būtų galima ketvirtąjį kėlinį pradėti kaip lygios su lygiomis ir kad kuo mažiau slėgtų tas spaudimas, kad jau reikia naikinti pranašumą. Marina Solopova. Gera Vilniaus Kibirkšties gynyba pavyksta kolektyvinėmis pastangomis. Kamuolį perimti Vitalijai Kaminskytei ir Daugiliai Šarauskaitei. Vita Horobets, Vitalija Kaminskytė. Įmeta kamuolį Šarauskaitei. Daugilė Šarauskaitė mes 2 baudų metimus, šiandien 2 metė. Abiejų nepataikė. Daugilė Šarauskaitė sąskaitoje beje šiandien jau 5 blokai. Netgi vidutiniškai šiame sezone Daugilė Šarauskaitė. Tuoj pasakysiu, kiek blokuoja varžovių metimų.
Tikrai ne 5 vidutiniškai. Gerokai viršytas vidurkis. Viena iš 2 būdų. Pasiekė tikslą. Vidutiniškai po 3 blokus varžovėms išrašo Daugilė Šarauskaitė, nors ir skirtumas tarp 5 ir 3 nėra toks didelis, tačiau planas viršytas. Pavyksta dar ir apsiginti dar kartelį Daugilė Šarauskaitė prieš Ievą Šimkutę. Vėl ko gero bus įrašytas blokas į Šarauskaitės sąskaitą. Kraujūnaitė 3 taškai, 40-37. Čia daug džiaugsmo Mykolo Romerio universiteto salėje ir Vilniaus Kibirkštis po šio taiklaus įžaidėjos metimo priartėja jau iki 3 taškų skirtumo. Prie varžovių Marina Solopova su kamuoliu. Visas likęs kėlinio laikas priklauso Utenai. 5 sekundės. Mileškienė iš toli sudėtingas metimas, jis yra netaiklus. Gabija Meškonytė dar iš vidurio aikštės, nežinau ar spėjo išmesti kamuolį. Kamuolys liečia beje lanką, tačiau metimas nėra taiklus. 40-37 ir maksimumą, kurį galėjo padaryti trečiojo kėlinio pabaigoje, Vilniaus Kibirkštis padaro. Jos atsilieka 3 taškų skirtumų nuo varžovių, tačiau iniciatyva, na galbūt jeigu ne iniciatyva, tačiau bent jau persvara priklauso Utenos komandai. 40-37 po pirmųjų 30 minučių. Likite su mumis ketvirtajam kėliniui. Kągi, netrukus Vilniuje startuos galimai paskutinės 10 rungtynių tarp Utenos ir Vilniaus Kibirkšties sekundžių. Utena, rungtyniaujantis svečiuose, turi pranašumą po pirmųjų 3 ketvirčių. 40-37 kitose Lietuvos moterų krepšinio lygos rungtynėse žaidžiamose šiuo metu Kauno Hop Transrenos rezultatu 78-49 yra priekyje prie Šiaulių universiteto ekipą ir ten Šiaulių universitetas kažkokio ypatingo stebuklo, manau, tikrai nesukurs ir nesugebės panaikinti turimo 29 taškų deficito. Čia 3 taškų atsilikimą panaikinti Vilniaus Kibirkštis. Tikrai gali, karščiausios akimirkos šiuose rungtynėse mūsų dar tik laukia. Gabija Meškonytė, Justina Kraujūnaitė. Jos metimas ir pastaruoju metu Justina Kraujūnaitė fantastiška. Ji užbaigė trečiąjį kėlinį taiklių tritaškių ir dabar pataiko iš vidutinio nuotolio, sumažindama savo komandos atsilikimą iki minimumo. Solopova. 15 taškų jau Marinos Solopovos sąskaitoje. Geras susitikimas jai. Klysta Mantė Kvedravičiūtė. Meškonytė. Iki galo Marina Solopova apsigina be pražangos. 20 sekundžių Vilniaus Kibirkšties atakai. Meškonytė nesiryžta atakuoti iš toli. Vita Horobets iki galo pražanga prieš Vita Horobets ir štai kaip spurtuoja Vilniaus Kibirkštis. Vienu metu buvo 40-33, dabar 40-39 ir galimybė persverti rezultatą nuo baudų metimo linijos Vitai Horobets. Pirmoji bauda taikli, po jos lygų. Antroji taip pat, 41-40 Vilniaus Kibirkštis.
jau turi pranašumą, permainingas pakankamai susitikimas, Utenai nepavyksta nusiraminti, turint persvarą ir ją išlaikyti ramiai ir be jokių ekscesų. 7 taškai skiria komandas ir tai tikrai nebuvo blogas rezultatas Utenai, tačiau sutrinka Utena, Vilniaus Kibirkštis pademonstruoja papildomą energiją, atgyja antram kvėpavimui ir dabar turi pranašumą, negana to sužingsniuoja Ieva Šimkutė, Justina Kraujūnaitė. Laura Juškaitė praranda kamuolį prieš Ritą Mileškienę, pražanga. Rita Mileškienė. Jos bandymas iš vidutinio nuotolio, katastrofišką taiklumą šiandien demonstruoja Rita Mileškienė. Gabija Meškonytė greitai į priekį, gražiai juda kamuolys, Laura Juškaitė, 2 taškų nėra, tačiau yra 2 baudų metimai. Vienintelė komanda, kuriai nusileido Utena šiame sezone, buvo Marijampolės Sūduva, tada Marijampolėje 58-73 varžovėms pralaimėjo. Uteniškės dabar gali būti realiai antras toks kartas. Laura Juškaitė pataiko abu baudų metimus. 3 taškų Kibirkšties persvara. Šimkutė, Mileškienė, gal dabar 3 taškai, Rita Mileškienė ir rezultatas tampa lygus. Vos 3 taiklus metimas iš 11 iš žaidimo. Į Ritos Mileškienės statistinį protokolą įrašomas dabar, tačiau jis tada, kada reikia, o Justina Kraujūnaitė tiesiog fantastiška. Per paskutinę galbūt kažkur 5 minučių atkarpą 2 taškai ir pražanga aplenkia savo varžovę Justina Kraujūnaitė. Sugeba įmesti su varžovės pražanga ir vėl išveda į priekį Vilniaus Kibirkšties ekipą, ant kurios atsarginių žaidėjų suolelio keliauja Gabija Meškonytė. Vietoje Gabijos Meškonytės į aikštelę grįžta Eglė Šniokaitė. Eglė Šniokaitė šiandien yra įmetusi 4 taškus per 17 minučių. Nepavyksta pataikyti baudos Justinai Kraujūnaitei, tačiau atkovoja kamuolį puldamos ir su savo antrą šansą suteikia Vilniaus Kibirkšties krepšininkės. Pražanga po to, kai griaunama Laura Juškaitė ir dar 2 baudų metimai į Utenos komandos krepšį. Jau 4, beje, komandinė Utenos ekipos pražanga sužaidus 2:03, grubiai tariant, minutės 4 kėlinyje. 1 kartą taisyklės pažeidė Kibirkštis. Abi baudos taiklios. Ir pražanga puolime. Kibirkščiai 4 kėlinys kol kas klostosi taip, kaip ko gero prieš tą kėlinį ir svajojo vilnietės. Kraujūnaitė. Eglė Šniokaitė iš vidutinio nuotolio. 2 Eglė Šniokaitės taškai iš šuoliuko. 49-43. 6 taškų Vilniaus Kibirkšties pranašumas. Marina Solopova ryžtas imtis iniciatyvos pati iki galo Solopova, tačiau ji stringa Kibirkšties gynyboje. Prarastas kamuolys, dar vienas šansas Kibirkščiai. Justina Kraujūnaitė šį kartą atakuoja netaikliai, ima kamuolį. Po varžovių krepšių Vita Horobets, vėl Justina Kraujūnaitė, 10 sekundžių. Vilniaus Kibirkšties komandos atakai, Daugilė Šarauskaitės užtvara. Iki galo Kraujūnaitė, viena ranka, vėl pataikyti nepavyksta Justinai Kraujūnaitei ir šį kartą kamuolį jau atkovoja Utena. Marina Solopova. Šį kartą nesiryžta pati, sustoja ties baudų metimo liniją, bando sukurti kažką gražaus. Ko gero Kristina Alminaitė buvo šio perdavimo adresatas,
Tačiau klysta Marina Solopova, jos komanda pralaimi 6 taškų skirtumų. Alfredas Vainauskas dar taupo minutės pertraukėlę, tačiau jos gali jau greitai prireikti, jeigu taip toliau. 49-43 ir dar šansas Vilniaus kibirkščiai padidinti savo turimą pranašumą. Vitalija Kaminskytė atiduoda kamuolį atgal Justinai Kraujūnaitei ir pastaroji pradeda savo komandos ataką. Kraujūnaitė, Juškaitei. Laura Juškaitė iki galo, gera proga pelnyti taškus ir tai padaro Laura Juškaitė. Kol kas fantastiškas kibirkšties ketvirtasis kėlinys, jau 51-43 ir dabar Alfredo Vainausko kantrybė trūksta, jo minutės pertraukėlė, grįšime po jos. Penkiasdešimt 51-43, toks yra rezultatas po to, kai po gražaus prasiveržimo 2 taškus pelno Laura Juškaitė. Vilniaus kibirkštis turi pranašumą, tačiau laiko dar lieka pakankamai. 6 minutės 12 sekundžių. Per jas Utena galės pabandyti panaikinti turimą deficitą, juolab, kad ši komanda tikrai turi rezervų ir tikrai yra pajėgi sužaisti gerai. Mantė Kvedravičiūtė, ta pati, metė 2 metimus, pataikė 6, gali žaisti ir geriau. Mantė visi tai žino, tačiau dabar ir dar viena nesėkminga Utenos ataka. Justina Kraujūnaitė, pastarųjų akimirkų viena iš didvyrių kibirkšties ekipoje, kontroliuoja kamuolį. Išbėga prie 3 taškų linijos, kamuolio priimti Eglė Šniokaitė, dabar ji atakuoja iš toli, pataikyti Eglė Šniokaitei. Nepavyksta, Rima Valentinė. Valentinė, gera 3 taškų metikė, netaikliai atakuoja Rima Valentinė, šiandien jai krepšys tarsi užrištas, vos 3 kartus apskritai atakavo Rima Valentinė ir visus 3 kartus į žaidimo ji buvo netaikli. Kraujūnaitė praranda kamuolį. Aktyvi Lauros Juškaitės gynyba, už tai galima tik pagirti jauną krepšininkę. Tačiau su kamuoliu lieka Utena. Kristina Alminaitė, jos bandymas iš baudos aikštelės. Kristina Alminaitė taip pat visiškai nesava, nė vieno taško. 4 kartus atakavo į žaidimo. Kristina Alminaitė šiame sezone šiaip jau vidutiniškai rungtyniaujanti kur kas geriau. Viena iš ekipos lyderių yra Kristina Alminaitė, pelnanti apskritai daugiausiai komandoje taškų, daugiau nei 12 ir atkovojanti po 8 kamuolius. Šiandien Alminaitė sužaidė 15 minučių, 0 taškų, 4 atkovoti kamuoliai. Laura Juškaitė dabar stoja prie baudų metimo linijos, nepataiko į pirmosios baudos, pražangos išlieka Utenos ekipos problema. Uteniškės 5 kartus, jau daugiau nei 5 kartus, pažeidė taisyklės, 6, jeigu būtume visiškai tikslus. Tuo metu kibirkštis vos 1, dabar antrasis taisyklių pažeidimas ir Mantė Kvedravičiūtė pataiko 2 taškį, dar varžovės pražanga ir šansas sumažinti Utenos ekipos deficitą. Prieš tai minėjau, kad būtent Mantė Kvedravičiūtė yra vienas iš Utenos komandos rezervų. Dabar šansas Mantė Kvedravičiūtei save kaip tą rezervą išnaudoti. Baudos metimas taiklus. 52-46, persvara tokia, kad jokio aiškumo būti tiesiog negali.
Kraujūnaitė, 8 sekundės. Nepavyksta pataikyti Justinai Kraujūnaitei, Daugėlė Šarauskaitė turėjo galbūt galimybę atkovoti kamuolį, tačiau galbūt nesiskaito ir Utena su tuo kamuoliu. Ieva Šimkutė nepataiko iš po krepšio, su kamuoliu bus Vilniaus Kibirkštis. Na, man tenka garbė bent jau paduoti kamuolį teisėjui. 4 minutės 7 sekundės iki ketvirtojo ketvirčio pabaigos. Uteniškės išvaisto progą. Tokius metimus atsiliekant tada, kai laikas iki ketvirtojo kėlinio pabaigos neišvengiamai tirpsta, tiesiog reikia pataikyti. Gintarė Mažionytė perima kamuolį. Laura Juškaitė klysta. Rima Valentinė. Kvedravičiūtė. Iš vidutinio nuotolio Mantė Kvedravičiūtė, nepavyksta pelnyti taškų Mantei, po to jie aktyviai ginasi prieš varžovę, tačiau pereina į kitą aikštelės pusę Vilnietės. Perdavimas ant puselio, Daugėlei Šarauskaitei belieka atsisukti į krepšį ir pelnyti 2 taškus. Mažionytė. Ir vėl nėra. Tiesiog. Juškaitė. Atmetamas kamuolys atgal. Eglė Šniokaitė niekas net netrukdė atakuoti iš vidutinio nuotolio. Nepataiko Eglė Šniokaitė. Greitas uteniškių išpuolis, reikia taškų. Mileškienė. Ir vėl nėra. Trys metimai iš 13. Tokia Ritos Mileškienės statistika. Ne tai, apie ką svajojo ir ji, ir Alfredas Vainauskas. Praranda kamuolį Kraujūnaitė. Dar krislelis vilties Utenos ekipai. Rima Valentinė iš toli. 3 taškai. 54-49. 5 taškai skiria komandas ir laiko dar pakankamai. Vėlgi 2 minutės 10 sekundžių, tačiau uteniškės, jeigu nori laimėti, tikrai negali sau leisti žaisti taip, kaip iki šiol, kai galbūt per porą minučių ir yra sumažinamas pranašumas. Jurgita Štreimikytė Virbickienė norėjo prašyti minutės pertraukėlės, dabar panašu nebenori, kamuolys atitenka Utenai. Keitimas. Vilniaus Kibirkšties komandoje Vita Horobets grįžta į aikštelę, vietoje jos vietą ant atsarginių žaidėjų suolelio užims Laura Juškaitė. Ji šiandien nebejotina Vilniaus Kibirkšties lyderė, 18 taškų, 6 atkovoti kamuoliai. Būsima viena iš Lietuvos moterų rinktinės lyderių, net nebejoju, kai sakau tai apie Laurą Juškaitę. Mantė Kvedravičiūtė. Jos prasiveržimas iki galo. Kvedravičiūtė 2 taškai, 54-51 toks rezultatas. Čia sušvieslente šiek tiek vis dar plaukiojo sekretoriatas. 3 taškų skirtumas vos ir Vilniaus Kibirkšties komandos vyriausiai treneriai Jurgitai Štreimikytei Virbickienei. Dabar jau tikrai reikia minutės pertraukėlės. Na ką, minutė 34 sekundės, po tiek laiko viskas gali baigtis šiose rungtynėse. Kol kas 54-51 Vilniaus Kibirkštis turi pranašumą, tačiau gali to pranašumo greitai nebetekti, tą grėsmę pajutusi. Jurgita Štreimikytė Virbickienė paprašė minutės pertraukėlės, jos
komanda ketvirtąjį kėlinį. Vis dar laimi 17-11. Žaidžia tą kėlinį tikrai labai neblogai, tačiau pastaruoju metu leidžia varžovėms ištirpdyti turėtą ir didesnį pranašumą. Kas čia? Eglė Šniokaitė. Suprantu, kad iki yra komandos rėmėjai, tačiau nebūtina kamuolį mesti būtent į tą logotipą. Vita Horobets buvo gerokai žemiau. Solopova, Valentienė, netaikliai. Valentienė vėl su kamuoliu, dabar Mantė Kvedaravičiūtė iš karto atakuoja iš toli, nepataiko. Mantė Kvedaravičiūtė, Daugilė Šarauskaitė atkovoja kamuolį. Vita Horobets. Skubėti kibirkščiai tikrai nėra kur. Dėrėtų stabtelti, tai ir daro Justina Kraujūnaitė. Paskutinė minutė. Galbūt paskutinė minutė. Eglė Šniokaitė iš vidutinio nuotolio. Nepataiko Eglė Šniokaitė, Marina Solopova. Su kamuoliu pražanga prieš Mariną, trečioji komandinė Vilniaus kibirkščiai, taigi labiau netgi vilnietėms naudinga pražanga nei Utenos ekipai. Uteniškiams teks pradėti pozicinį puolimą, į greitą ataką bėgo svečių komanda. Na, o Vilniaus kibirkštis dabar galės pabandyti apsiginti pagal plano nevisiškų ekspromtų, kai varžovės tiesiog nenumaldomai artėja krepšio link. Valentienė pašokdina varžovę. 3 taškai ir pražanga, ką išdarinėja Rima Valentienė. Ji šaudė pro šalį ir šaudė pro šalį be galo ilgai, tačiau kai reikia, atsiranda taikli rankelė pas Rimą Valentienę. Niekur per visą karjerą ji, tiesą sakant, ir nebuvo dingusi. Veteranė parodo, ką gali, pataikydama be galo svarbų metimą. Vos vienas tritaškis iš 6, iki tol buvo pasiekęs tikslą, antrasis iš 7 dabar ir šansas išvesti Uteną į priekį nuo baudų metimo linijos. Bauda taip pat taikli, 36 sekundės. Dega švieslentėje Vilniaus kibirkštis. Dabar jau turės kažką gero sugalvoti. Jos pralaimi. Dominavusios visą ketvirtąjį kėlinį. Justina Kraujūnaitė, šansą atsakymui ir laiko atsakymui dar turėtų turėti Utena. 10 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Kraujūnaitė. Horobets nesiryžta atakuoti iš toli, meta į lentos kraštą, atkovoja kamuolį Utena, reikia prasižengti. Pražanga. Pražanga prieš Ritą Mileškienę. 5. komandinė Vilniaus kibirkščiai ir Rita Mileškienė keliauja mesti 2 baudų metimų. Kokia rungtynių atomazga, tiesiog fantastika. Geriausia, ko galima buvo tikėtis iš LMKL lyderių dvikovos, tai ir gauname. Tai gauname kaip ant lėkštutės. Šiandien Rita Mileškienė 77% taiklumu atakuoja šiame sezone nuo baudų metimo linijos. Dabar pataiko abi baudas. 3 taškų deficitą turi Vilniaus kibirkštis. Jurgita Štremikytė Virbickienė tiesiog būtina minutės pertraukėlė, per ją pabandys sukurpti kažkokį planą likusioms 13 sekundžių ir 0,2 aikštelės šeimininkės. Likite su Delfi TV, gali dar tikrai būti visko. Utena jau įrodė, kad galima panaikinti ir netikėčiausiais būdais varžovių turimą persvarą. Galbūt tai pavyks ir kibirkščiai. Susitiksime jau greitai. (54-57) Vilniaus kibirkšties komanda. Žaidusi labai neblogą ketvirtąjį kėlinį, per jį susikrovusi vienu metu, jeigu nesuklysiu, 7 taškų didžiausią pranašumą. Pralaimi 3 taškų skirtumų po įspūdingo Utenos ekipos spurto ir visų pirma po įspūdingo Rimos Valentienės tritaškio su pražanga, bei turi laiko 13 sekundžių ir 20
tam, kad išsigelbėtų. Ir antrąją minutės pertraukėlę turime iškart. Taigi dar po kokių 30 sekundžių prasitęs tiksliau susitikimas. Kitose rungtynėse tarp Sirenų ir Šiaulių rezultatas ir toliau yra įspūdingas. Ten laiko lieka irgi ne kažką. 94-63, o lyderių dvikovos statuso vertas mačas jau netrukus turės savo tomazgą. Abi komandos netrukus turėtų grįžti į aikštelę. Šiandien Laura Juškaitė pelnė 18 taškų savo ekipai, 15 varžovėms. Utenai įmetė Marina Solopova, tačiau Rima Valentinė pelnius iš viso 7 taškus. Visus juos surinko per ketvirtąjį kėlinį ir bus ta krepšininkė, apie kurią ko gero bus kalbama daugiausiai po šių rungtynių, jeigu viskas baigsis gerai. Utenai 2 taškai, Gabija Meškonytė. Vėl reikia greitos pražangos kibirkščiai. Pražanga prieš tą pačią Ritą Mileškienę. Rita Mileškienė prieš tai pataikė abu baudų metimus. Pažiūrėsime, kaip dabar seksis dar vienai Utenos komandos veteraniai. Pataiko pirmąją baudą. Rita Mileškienė šiandien tragiškai atakavusi iš žaidimo. Ji nuo baudų metimo linijos demonstruoja daug patikimesnį pasirodymą tada, kada to reikia. Abi baudos taiklios ir vėl tritaškio reikia kibirkščiai. Minutės pertraukėlės jau nėra. Gabija Meškonytė. Reikia pasidalinti kamuoliu. Meškonytė meta fantastiškai sudėtingą metimą ir Vilniaus kibirkštis nusileidžia varžovėms. 56-59. Fantastiška Utenos komandos pergalė. 3 taškais laimi uteniškės svečiuose ir įsitvirtina pirmojoje Lietuvos moterų krepšinio lygos turnyrinės lentelės vietoje. Dabar su 9 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu ten yra Vilniaus kibirkštis. Utenos komanda turi, su 9 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu ten yra Utena, o kibirkšties komanda patiria antrąjį pralaimėjimą, turi 8 pergalės. Sūduva taip pat pralaimėjusi 2 kart ir nuo tolimesnių Sūduvos pasirodymų priklausys, kas bus antrojoje vietoje, kas bus trečiojoje. Šansą praleidžia Vilniaus kibirkštis revanšuotis savo varžovėms už pralaimėjimą pirmajame ture. Ten buvo 62-80, dabar kova kur kas geresnė, tačiau 59-56. Toks yra galutinis šio susitikimo rezultatas. Aš rungtynes jums padės stebėti Ignas Grinevičius. Jau atsisveikinu iki kitų susitikimų.